Sveiki, mėly sėkmės pamokų prenumeratoriai, sėkmės pamokų lankytojai, sėkmės pamokų skaitytojai. Su jumis vėl Jurijus Slavas. Kaip ir minėjau savo paskutinėme straipsnėje, kad ateina laikas, kai reikia įnešti naujos energijos į sėkmės pamokas, į sėkmės pamokų blogą. Ir geriausias metas tam greičiausiai yra vasara. Vasaros pati pradžia, dabar yra birželio 2 diena ir atrodo, kad ne tik kalendorinė vasara, bet ir jau gamta suprato, kad laikas ateiti su šiltesniais orais, laikas ateiti su šiltesniu vėjų į Lietuvą ir gamta tikrai dabar tai rodo. Aš esu savo terasoje, kurioje ir minėjau, kad nemažai laiko leisime su jumis, bent jau bendraudami per ekraną kompiuterių šiais metais, kadangi tai yra ta vieta, kurioje visą laiką vasaros metu labai malonu dirbti man ir ateina kūrybiškumas tam tikrų naujų idėjų, kuriomis ir norėčiau šiandien su jumis pasidalinti šiek tiek, tai ko mes tikimės, ko mes norime padaryti nuo birželio mėnesio per artimiausius mėnesius ir kokiagi ta nauja energija, kokios tos naujovės, kurios ateis į sėkmės pamokas. Galbūt kai kurie iš jūsų žinote, kad mano metai prasideda ne nuo sausio mėnesio, bet būtent nuo birželio mėnesio ir trunka iki birželio mėnesio. Kažkada tai buvo nuo gegužės 22 iki gegužės 22, kai būdavo mano gimtadienis, dabar nuo praeitų metų tai yra nuo birželio 4 iki birželio 4, kai yra mano sūnaus gimtadienis, kuris pernai metais gimė, tad kaip tik visiškai netrukus švęsime gimtadienį. Ir tai yra laikas, kai aš kiekvieną kartą susidėlioju, ką aš noriu padaryti per ateinančius metus. Ir kągi aš noriu padaryti sėkmės pamokose, pradedant nuo birželio mėnesio, tam, kad padėti jums siekti tų tikslų, kuriuos jūs turite savo gyvenime. Sėkmės pamokos yra čia tam, kad padėti jums atrasti lengvesnių būdų pradėti verslą, lengvesnių būdų vystyti savo verslą, lengvesnių būdų kurti savo daugybinius pajamų šaltinius. Tai yra tam, kad galėtumėte gyventi labiau subalansuotą gyvenimą. Nedirbti nuo 5 iki 8, kažkur tais darbe ir neturėti laisvo laiko, bet turėti skirtingus pajamų šaltinius, kurie leistų jums siekti subalansuoto gyvenimo ir galimybės mėgautis juo, turint tam tikrus pasiektus tikslus ir kitose gyvenimo sferose, tai yra jūsų sveikata, jūsų santykius, jūsų dvasingume ir kitose sferose, kurios yra svarbios jums. Tad būtent čia tam ir yra sėkmės pamokos, kad padėti jums atrasti lengvesnius būdus, kad atrasti jums tam tikrus gal sutrumpinimus kelių arba efektyvesnės technikas, kaip pasiekti kokybiškesnių pajamų savo gyvenime. Mes nekalbame vien tik apie pajamų dydį, mes kalbame būtent apie kokybiškas pajamas ir mano galva vienas geriausių būdų tam yra būtent daugybinių pajamų šaltiniai, kurių, aišku, gali būti labai skirtingų ir todėl mes kalbame būtent apie namų verslo formas, tokias kaip infoverslas, kaip tinklinė rinkodara, apie asmeninius finansus, apie asmeninį efektyvumą, visą tai, kas gali padėti jums subalansuoti savo laiką ir skiriant jo pakankamai nedaug, kurti savo tuos pajamų šaltinius, žingsnis po žingsnį judant link savo užsibrėžtų tikslų. Tad kokias naujovės laukia jūsų šiais metais? Viena iš jų yra naujoji rubrika, kurios pavadinimas bus mano gyvenimo pamokos arba mano gyvenimo klaidos. Tai yra rubrika, kurioje aš dalinsiu su jumis atvirai tomis klaidomis, kurios aš esu padaręs gyvenime, kalbant apie tokias sferas, kurios yra susijusios su sėkmės pamokomis, tai yra verslas, tai yra galbūt kažkokie tais karjeros pasirinkimo momentai, finansų planavimai, būtent tie dalykai, kurie dažnai tampa trikdžiais jums, kad jūs galėtumėte judėti efektyviau link savo tikslų. Tad kokios tos klaidos, aš su jumis dalinsiu šioje rubrikoje, nes mano galva iš pamokų kažkokių patarimų mes dažnai mokomės, tačiau tai ne visą laiką įstringa mūsų galvose pakankamai stipriai, kad mes galėtume imtis tam tikrų veiksmų. Sakoma, žinoma, kad iš svetimų klaidų mokytis geriausia, bet geriausiai įsimenamos yra savo, tad būtent tam, kad jūs nedarytumėte tų klaidų, kad galbūt išvengtumėte kažkokių iš jų ir galėtumėte mokytis iš mano klaidų, aš nusprendžiau padaryti tokią rubriką ir visiškai netrukus jūs išgirsite apie pirmą klaidą, kurią aš pasakosiu ir dalysiu su jumis šioje rubrikoje. Bet žinoma, svarbiausia yra pamokos, kurias išgavau aš iš tos klaidos, iš kitų klaidų, kuriamis dalinsiuosi ir kokias pamokas išgausite jūs. Nes jeigu jūs negausite pamokos, tuomet klaida bus tik tais klaida ir neleis jums tobulėti. Tad šioje rubrikoje žiūrėkite, stebėkite, diskutuokite, kaip tai siejasi su jumis, kiek tai yra aktualu jums ir kokias pamokas jūs išgaunate iš tų klaidų. Visiškai netrukus, kaip ir minėjau, pirmoji iš jų. Antroji naujovė, kuri visiškai netrukus irgi jūsų laukia, tai yra rubrika Klauskite Jurijaus. Žinoma, ši rubrika bus skirta jūsų klausimams ir tie klausimai, kuriuos jūs uždavinėsite,
aš stengsiuosi juos atsakyti iš savo patirties, iš savo žinių, kurias pastoviai tobulinu, kurias gaunu ir taip pat, jeigu mano patirtis bus per maža tam, kad atsakyti į vienokį ar kitokį jūsų klausimą, tam aš pasitelksiu savo mentorių, savo mokytojus, su kuriais pastoviai bendraujame ir siekime tobulėti kartu. Tad geriausia visa praktika, geriausias visas žinias ir geriausia patirtį, kurią aš esu sukaupęs ir kurią toliau kaupiu aš ir mano kolegos, mes dalinsime su jumis būtent šitoje rubrikoje. Tad aišku, tam, kad jinai taptų gyvybinga, labai svarbus ir jūsų dalyvavimas. Todėl labai kviečiu aktyviai dalyvauti joje, siunčiant klausimus, kuriuos norėtumėte, kad mes aptartume rubrikoje. Kaip tai padaryti, jūs sužinosite visiškai netrukus, kur siųsti tos klausimus susijusius su tokiom temom, kaip ir minėjau, namų verslas, asmeninis efektyvumas, tinklinė rinkodara, info verslas, internetinė rinkodara, visa tai, kas yra ne tradiciniai pajamų šaltiniai, bet galintis leisti jums sukurti kitokį gyvenimo būdą. Žinoma, taip pat ir klausimai, kaip pradėti verslą nuo nulio, mūsų webinarai, bet tam tikrus tikslesnius klausimus apie konkrečius veiksmus galite uždavinėti ir mes stengsime padėti jums gauti aiškių atsakymų kiekvieną iš jų. Trečiasis dalykas yra nauji kursai, nauji produktai, kurie visiškai netrukus startuos sėkmės pamokose. Vėlgi nuotoliniu būdu tam, kad leisti vasaros metu jums tobulėti iš tų vietų, kurios yra jums tinkamos, iš ten, kur jums patogu. Ir infoverslas yra būtent tas modelis, kuris leidžia taip pat ir man mokyti jūs iš tos vietos, kurios yra patinkančios man, kaip pavyzdžiui šita terasa arba kažkur kitur šiltas oras, paplūdimys, ir tai leidžia mums vis tiek bendrauti su jumis ir tuo pačiu leisti laiką taip, kaip mums patinka. Taigi visiškai netrukus jūsų laukia keletas naujų kursų, kuriuos mes taip pat darysime info produktų principų, tai yra internetu, bendraudami su jumis, su kai kuriais iš jūsų gyvai, kai kuriais iš jūsų tiesiog įrašų pavydalų, kokie tai kursai, kokie tematikai bus tenas gvildenama, laukite informacijos visiškai netrukus, bet galiu pažadėti, kad tai bus kursai padėsiantis jums atrasti būdų, kaip efektyviau darbinti savo pinigus, kaip padaryti taip, kad tie pinigai pradėtų dirbti jums. Apie tai mes kalbėsime viename iš tų kursų. Na, kokie bus kiti, jūs pamatysite visiškai netrukus. Na ir žinoma, keletas jau pasiteisinusių mūsų programų, mūsų kursų taip pat laukia šiais metais. Gyvuose grupėse, internetu mes bendrausime su žmonėmis, kurie norės žengti pirmuosius žingsnius arba patobulinti savo įgūdžius infoverslo sferoje, lygiai taip pat susidarkyti savo darbus, susidėlioti savo tam tikrą nenuveiktą darbų krūvą prieš eidami atostogų vasarą. Tam irgi mes rinksime keletą naujų grupių. Visiškai netrukus apie tą informaciją jūs irgi sužinosite. Tai yra tie produktai, tie kursai, tos programos, kurios jau yra pasiteisinusios ir žinau, kad jos duoda rezultatų, todėl mes jas periodiškai nusprendėme kartoti. Ir ketvirtas dalykas, apie kurį šiandien daug nepasakosiu, bet visiškai netrukus sužinosite, bus susijęs su tuo, kad kasdieną aš darysiu tam tikrą veiksmą, apie kurį jūs informuosiu, tam tikrus galbūt netgi sakyčiau veiksmus, kuriuos skelbsiu viešai ir tai bus tokia atvirumo akimirka prieš jūs. Ir tikiu, kad tai padės jums atrasti tam tikro įkvėpimo, tam tikros motyvacijos judėti ir link savo tikslų. Kas tai bus per dalykas, jūs visiškai netrukus sužinosite. Ir štai šitie 4 nauji dalykai, tikiu, kad įneš tam tikros naujos energijos, naujoviškumo į mūsų sėkmės pamokas, o to pačiu padės jums atrasti efektyvesnių, efektyvesnių ir lengvesnių būdų įgyvendinti ir savo tikslus. Tad būkite su mumis, sekite naujienas, sekite straipsnius, sekite video ir pasimatysime su jumis visiškai netrukus. Su jumis buvo Jurijus Slavas, iki kitų kartų. Sėkmės!